visi. Apie pjūklą trumpai ir aiškiai. Neišsiplėsiu baisiai. Makita Lietuva man sureguliavo šitą modelį pabandymui. Maždaug mėnesį laiko atidirbau. Atlikau nemažai įvairių pjūvių. Paslėpti latakai, visokie ketvirčiai ir taip toliau. Tai pagrindė dirbau su konstrukcinė mediena. Ir ką aš galiu pasakyti. Visų pirma, tai kiek pjūvių galima atlikti su vienu baterijos pakrovimu. Tai diskas jisai nėra naujas. Matot, kai kurių dantų net nėra. Va, ir su tokiom sąlygom tai aš naudojau, dirbant normaliai, žodžiu, naudojau vieną 8 amperų bateriją ir kitos baterijos dalį, mažesnės. Tai va čia yra 4 amperų įdėta ir dar vieną turiu 5 amperų. Va, štai jinai. Tai yra dvi baterijos senesnio modelio ir šita, kuri yra pjūklė, naujesnio modelio, juoda. Paliksiu nuorodas, galėsite pasiskaityti skirtumus, bet ką aš pastebėjau, kad praktiškai pjūvių skaičius yra beveik toks pats, lyginant 4 amperų ir 5 amperų. Va. Dabar kas liečia baterijų pakrovimą prie minuso. Tai prie lengvo minusiuko krauna, maždaug prie -1, prie didesnio minuso maždaug -5, jau indikatorius rodo, kad temperatūra yra per žema krovimui. Kitas momentas, atliekant daug pjūvių, daug pjūvenų darosi, ne? Tai va čia į tą kontaktą pjūvenos kažkaip tai nepatenka. Ir neužneša kontakto ir pjūklas veikia. Daug vandens jisai negavo, daug vandens nebuvo, kažkiek tai lyjo, aišku, dirbau per lietų, tas pjūklas šlapo, nepastebėjau jokių trikdžių, veikia. Todėl galiu pasakyti, kad ekstremaliom sąlygom įrankis irgi veikia. Iš arti pasižiūrėjus, korpusas pagamintas, matosi, tikrai labai kokybiškai, daiktas rimtas. Kablys labai geras. Turiu omeny, kad platus. Kitų pjūklų būna siauresnis kablys ir ne visur užkabinsi. O čia praktiškai bet kur galima užkabinti. Kampus pjauna iki 53 laipsnių. Va, ir su šiuo modeliu dirbau su mediena kem 5 mm storio. Tai praktiškai prapjovos užteko bet kokiems pjūviams, capams ir taip toliau. Skersiems pjūviams. Va, turbūt tiek reikalų. Patogus tom, kad rankena iš galo. Tai pavyzdžiui, stovint kažkur ten konstrukcijų, pjūklo nereikia spausti, pjaunant į apačią, pavyzdžiui, gegnių galus. Pjūklas atlieka pjūvį savo svoriu, reikia tik tai prilaikyti. Nu ir korpuso forma, aišku, leidžia atpjauti medžiagą kažkur tai iš toliau. Būna įvairių situacijų. Tai va, turbūt tokie reikalai. Šitą pjūklą pilnai užskaitau. Tikrai profesionalus įrankis. O čia yra dulkių nutraukimui dar. Bet tokiam pjūklui tas turbūt yra visiškai neaktualu. Pakankamai lengvas. Žodžiu, net įdėjus bateriją 8 amperų, tai man tas visiškai netrukdo. Visiškai netrukdo, todėl kad daug metų dirbu su Skilso. Tai ten korpusas yra magnio irgi, bet jisai pilnai visas yra iš magnio. Praktiškai beveik visas. Tai galiu pasakyti, kad sudėjus didelę bateriją ir pjūklą, tai turbūt, kad šitas dar ir lengvesnis. Pragumuota rankena, kas yra labai patogu. Nu, galėtų dar ateityje, aišku, įdėti ir čionais kažkokią gumą, nes čia dabar plastikas. Va tokie reikalai, draugai. Eisiu dar jums pafilmuosiu, kokius pjūvius atlikinėjau. Tai kam įdomu, žiūrėkite toliau.
Dar turiu pasitaisyti, kad sakau pjūvių skaičius. Tai aišku, pjūvių skaičiaus aš neskaičiavau, būtent kiek atlieka pjūvių, bet laikų maždaug. Nu, turbūt supratot, kad 2 baterijų, grubiai tariant, užtenka 1 dienos darbui. Tai tas yra aktualu, kada dirbi aukštyje, kažkur ant pastolių ar panašiai. Tai tiesiog pasiemu 2 baterijas, pasidedu kažkur tai vieną ir viena būna pjūklė. Tai tokiu būdu nereikia bėgioti pirmin atgal prie pakrovėjo ir pasikeisti pastoviai bateriją. O čia mano senas agregatą. Belė kiek metų su manim. Kaip važiuoja, taip važiuoja. Aišku, visos detalės, kurios buvo netaip pritvirtintos, jau senai nulakščiusios. Bet veikia puikiai, bet kokiu oru. Su pjūklu buvo dirbami visokie tokie dalykai. O čia yra paslėptas lataka, pjūviai, skersai išilgai. Žodžiu, daiktas visiškai pasiteisino. Aš net nepastebėjau skirtumo tarp elektrinio ir akumuliatorinio pjūklo, būtent šito modelio. Nu ką, jau jeigu kalba išėjo apie pjūvius, tai šioks toks bonusas jums. 4 amperų baterija ir 3 padalos. Tai praktiškai, aš nežinau, gal jau čia 2,5 ar panašiai, bet rodo 3. Tai vat pabandysiu 2, 4, 5 tašą, pasižiūrėsim, kiek pjūvių padarysiu. Būtent jau leidžiantis į skaičius. Nu va, gilį maždaug aš pareguliavau. Bandom užkurti.
yra tikslo dar toliau čia pjaustyti. Dar 2 padalos, o ranką man atėmė jau normaliai. Tuoj nuimsiu ir parodysiu, kas čia darosi su pjūviai. Man atrodo, tai yra akivaizdu pjūklo našumas, ane? Kiek čia tų pjūvių aš padariau. Manau, kad yra labai lengva susidaryti įspūdį, kiek jisai laiko, kaip jisai pjauna ir panašiai. Žodžiu, galim paskaičiuoti, kiek čia tų atraižų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Dar kart parodau, kiek likę baterijų. Tai va toks va monstriukas. Tiek reikalų, spauskit laikus, iki kitų video. Dar vienas momentas. Tai kadangi diskas yra atšipęs, be dantų, kiek jų yra nulakstę, aš neskaičiavau. Tai atliekant pjūvius, kadangi jisai yra plonas, šiaip kiekvienas akumuliatorinis pjūklas komplektacijoje eina su plonu disku. Va, tai kadangi jisai yra atšipęs, tai jį varto. Jį varto ir pakankamai stipriai gauna didelį pasipriešinimą. Va, todėl aktualus dalykas, kad jau reikia turėti atsargoj keletą diskų. Paprastai jie yra pigus, tai gali būti keičiami kas kartą į naują. Va, tai dar vienas toksai dalykas, kurį reikia žinoti. Ir turėkit omeny, kad su atšipusiu pjūklu, ten be kažkiek tai dantų, buvo atlikta tiek pjūvių. Tai su naujų diskų, su pilnai aštrių diskų situacija bus dar geresnė.